Visai kaip koks ką tik į laisvę paleistas bulius, savo energijos kiekius stebėdamas ne tik save, bet ir visus aplinkinius, taip ir Sigma leidžia vieną objektyvą po kito, vis bandydama iššokti aukščiau bambos. Ir čia turi dar vieną jos vaitojimo vaisių. Sveiki, čia Gytis iš fotokursai.lt. Na ir šįkart kalbėsiu apie naują Sigmos 20 mm f1.4 diafragmą turintį objektyvą. Koks pirmas įspūdis jį paėmus į rankas? Tai be abejo dydis ir svoris. Šis objektyvas netgi didesnis už Canon 24-70. Tikra retenybė sutikti tokį didelį bei sunkų fiksą. Aišku, sunku pasakyti, ar tai labai blogai, tai gan subjektyvu. Problemos įtalpinant į tašę šiek tiek glumina, tačiau dideli objektyvai turi savų pliusų fotografuojant renginiuose, kuriuose norite būti pastebėtas, o svoris prideda stabilumo jį laikant rankose. Taip pat keista matyti priekinį objektyvo elementą taip stipriai išgaubtą, nors tai ne tik ne fisheye, bet net ir ne ultra platus stiklas. Deja, bet tas reiškia, jog ant jo negalėsite uždėti jokio filtro. Kalbant apie dizainą, tai mano kuklia nuomonė šie naujieji Sigma objektyvai yra tikrai patys gražiausi visoje rinkoje. Pagaminimo kokybė yra taip pat ypač aukšta. Panašu, jog su šito objektyvu galėsit nesunkiai praskelt galvą bet kokiam pavyduoliui užsimaniusiam minutėlį pasiskolinti jūsų objektyvą. Gerai, o kaip reikalai šitą Sigma užsidėjus ant fotoaparato? Aštrumas stebina kiekvieną kartą peržvelgiant nuotraukas. Netgi fotografuodami su maksimalia f1.4 diafragma gausite nepaprastai ryškų vaizdą. Anksčiau mano apžvelgtas Sigmos 24 mm fiksas su f1.8 diafragma pasirodo tikrai prasčiau nei ši naujiena, nors iš pirmo žvilgsnio pastarasis objektyvas turėtų būti kokybiškesnis dėl savo specifikacijų. Diafragma privėrusi iki 2.8 aštrumas stebina ir kadro kraštuose, o prie 5.6 objektyvas subliza kaip aštriausias mano čiupinėtas plačiakampis, kainuojantis aprėpiamą pinigų sumą. Tai, jog čia turime maksimalę f1.4 diafragmą, mums leidžia ne tik fotografuoti prie itin prasto apšvietimo, tačiau ir stipriai plauną foną. Šio stiklo generuojamas bokeh yra vienareikšmiškai gražiausia, su kokiu man teko susidurti šiame židinio nuotolio diapazone. Tai jūs įgalins daryti klasiškus portretus, kuriuose jūsų subjektas itin ryškiai kontrastuos su skaniai išblurintu fonu. Norėdamas išsiaiškinti, kaip šitas objektyvas pasirodo realiomis darbo sąlygomis, iškeliavau fotografuoti koncerto. Ir ką galiu pasakyti apie tai? Girti žmonės šito blizgančio daikto dėka atrodo kaip niekad mielai. Kas įspūdingiausia, tai jog vaizdiniai iškraipimai beveik nepastebimi. Fotografuojant visiškai nereikia bijoti, jog jūsų personažo galva bus kaip ateivio, kas dažniausiai atsitinka, imantis portreto su tokiais židinio nuotoliais. Taip pat ir išplautas fonas prie tokio plataus kampo prideda unikalų prieskonį nuotraukų estetikai, o pats objektyvo šviesumas esant reikalui leidžia išsisukti net ir nenaudojant blyksnis. Fotografuodamas renginius visuomet pasikliaunu rankiniu fokusu, tačiau šįkart įdomumo dėlei įsijungiau automatinį. Na ir galiu pasakyti, jog fokusas veikia pakankamai kokybiškai. Be abejo, prie mirksinčios scenos apšvietimo fokusuoti yra sudėtinga, tačiau geroje šviesoje fokusas veikia tiksliai ir greitai. Lyginant su tuo pačiu metu mano naudotu Canon 50 mm f1.4 fiksu, Sigma fokusuoja ženkliai greičiau. Kai prie prasto apšvietimo Canon 50-ukas teisingai sufokusuodavo gal tik tai vieną iš 5 kadrų, tai Sigma tą atlikdavo sėkmingai trečdalį kartų. Labai norėčiau pasakyti ir ką nors blogo apie šitą stiklą, nes tikrai mėgstu skųstis, tačiau idėja to padaryti negaliu. Vieninteliai minusai krentantis man į akį yra didelis jos svoris bei dydis ir išgaubtas priekinis lęšis, kas neleis šito stiklo panaudoti profesionaliai peizažo ar naktiniai fotografijai. Tiesiog negalėsite uždėti jokio filtro. Visa kita yra aukščiausios klasės. Stebinantis aštrumas, ypač maži iškraipimai, gražus bokeh, gera surinkimo kokybė bei dizainas ir dar mano mėgstamas židinio nuotolis. Galiu drąsiai teigti, jog šis Sigma tapo mano naujų mėgstamiausių objektyvų. Gaila, kad nufilmavęs apžvalgą turėsiu su juo atsisveikinti. Ir greičiausiai artimiausią mėnesį manęs turėsite ieškoti bare, kur alus po 1 eurą. Bandysiu nuplauti širdgėlą. Na kągi, baigėsi dar vienas mūsų virtualus susitikimas, tad jeigu norite, kad jis nebūtų paskutinis, sekite mūsų naujienas Facebook'e, prenumeruokite šitą YouTube kanalą ir mes dar tikrai susitiksime. Ačiū, kad žiūrėjote. Čia buvo Gytis.